Ne tik žmogui, bet ir valstybei reikia gyvenimo plano. Mes savo siekius, norus ar troškimus nuolat koreguojame, atsižvelgdami į savo sugebėjimus ir į konkurentų elgesį. Mėginame atrasti savyje talentus, kurie leistų realizuoti svajones ir nugyventi visavertį gyvenimą. Vieni it liūtai kelią skinasi po vieną, kiti būrėsi į grupės. Vieni remiasi sąžinę, o kiti klasta ar agresiją. Panašiai elgesi ir valstybės, ypač 21 amžiuje kupiname ekologinių, geopolitinių ir ekonominių pavojų. Mokslas gali įvertinti valstybės potenciją ir padėti kuo geriau išnaudoti kozirius. Labiausiai man patinkantis, taip sako, kad šiandieninis strategijos apibrėžimas tai yra konkurenciniai judesiai, kuriuos organizacija ar sistema atlieka siekdama pranašumo kitų sistemų ar organizacijų atžvilgių. Tai vis tiek tai yra terminas, kuriame girdėti karinę retoriką. Žmonės yra prekeiviai ir grobuonys iš prigimties, kuris bruožas dominuos priklauso nuo institucijų, nuo strateginių valdžios sprendimų. Lemtingos klaidos valstybę gali net keliems šimtmečiams sužlugdyti, paversti skurdžią, sustabarėjusią, kamuojamą vidinių konfliktų. Taip nutiko senovės Kinijoje. 10 amžiuje į 10 karalysčių subyrėjusioje Kinijoje ėmė klestėti prekyba, it iš gausybės rago pylėsi išradimai ir naujos technologijos. Tačiau neilgai trukus Songų, o vėliau ir Mingų dinastijos pavertė valstybę imperiją. Prekyba geležimi ir druska buvo nacionalizuota, labai padidinti mokesčiai, parakas naudojamas tik fejerverkams, o 1433 metais imperatorius Junglo apskritai uždraudė užsienio keliones. Pekino elitas nusprendė, kad su barbarais prekiauti per žemą. Kita vertus, tokios šalis kaip Singapūras arba Pietų Korėja 20 amžiuje pradėjusios ryžtingai ir nuosekliai įgyvendinti savo sukurtas strategijas, tapo vienos pažangiausių valstybių pasaulyje. Nepakanka tik suformuluoti tikslus, būtina nuolat vertinti, kaip jų siekiama, stebėti pažangą arba taisyti klaidas. Kita vertus, svarbu, kad kalbos apie strategiją, strategavimas turėtų realų turinį. Mūsų dienomis, ypač tokiose šalyse, panašiose į mūsų gimtinę, strategijos ir strategavimo savokos, jos tampa labai ritualizuotos. Ir ritualizavimas bet kokio proceso yra išraiška pakankamai nedidelės brandos toje srityje. Nes, pavyzdys gal ne visai tinkamas, bet jeigu prisimintume pirčių ritualus, tai tose ritualuose, kaip reikia kurti pirtį, kaip reikia tenai visokias procedūras kaitalioti, kokias žolės pilti ant akmenų, visi šitie ritualiniai dalykai tampa žymiai svarbesni už elementarų higieninį poreikį. Tai reiškia, pats ritualas tampa svarbesnis už pradinį tikslą – nusiprausti. Apšvietos amžiaus ryškiausia figūra – prancūzų mąstytojas Volteras 18 amžiuje vylėsi, kad su humanizmu derinamas protas leis visuomenę valdyti kur kas harmoningiau, padarys žmonės laimingesnius. Savo tekstuose kreipdamasis į piliečius, o ne į valdovus, jis iš esmės išrado arba sukūrė viešąją nuomonę. Tačiau ilgainiui valdantieji kartu su ekspertais primiršo, jog protas be moralės, be diskusijų ir abejonių gali pridaryti daug blogo. Pakanka prisiminti racionalius fašistų sprendimus. Įvairiose pasaulio šalyse sveiką protą pakeitė vadybininkų išpuoselėtos procedūros, kurios dabar neretai tampa svarbesnės už rezultatą. Tyrimais nustatyta, kad Lietuva priklauso tokių šalių ratui, kur suklysti yra labiau gėdinga negu vidutiniškai. Tai reiškia, jeigu klysti yra labiau gėdinga, tai tokiam kontekste paprastai žmonės, kada tu nesuklysi? Tada, kada nedarysi rizikingų sprendimų. Tai reiškia, žmonės labiau linkę nedaryti nieko ir koncentruotis labiau į patį procesą, negu į rezultatą su konkrečia atsakomybė. Kita tokia mūsų kultūrinio konteksto savybė yra ta, kurią taip pat pastarojo laikotarpio tyrimai patvirtina, tai yra, kad mes priklausom tokių šalių ratui, kur klaidų analizuoti nereikia. Tai reiškia, sudėjęs tas dvi savybės kartu, tai nėra labai palanki terpė tokiam tradiciniam strategijų kūrimui ir įgyvendinimui. Neanalizuojant klaidų, sunku pasakyti, kodėl nauja strategija geresnė už buvusią.
Pavyzdžiui, pažvelgus į Lietuvos pažangos strategiją Lietuva 2030 matyti, jog dokumentas gerokai mažesnės apimties nei sukurtieji Latvijoje ir Estijoje. Gal dėl to jis įvardyjamas kaip vizija. Filosofo Vytauto Rubavičiaus manymu, šioje pažangos strategijoje neieškoma būdų, kaip tvarkyti su globalizacijos iššūkiais, o linkstama besąlygiškai priimti globalizacijos veiksmus. Nesiaiškinama, kaip siektini rodikliai siejasi su tautos ir visuomenės istorinė patirtimi. Menkai pasitelktas Lietuvos mokslininkų įdirbis. Neišryškinami esminiai Lietuvos valstybės ekonomikos bruožai. Strategijos rengėjai neatsižvelgia į pasaulinės valstybinių santykių ir valstybingumo tvirtinimo tendencijas. Nenurodomos jokios galimos Lietuvos ekonomikos raidos kryptis. Nevertinamos grėsmės susijusios su negatyviomis darbo rinkos raidos tendencijomis, taip pat švietimo sistemos ydomis. Pavyzdinė šiuo atžvilgiu yra Estijos strategija. 2005 m. dokumente Tvari Estija 21 įtvirtinamas aiškus vienintelis tikslas – estų tautos ir kultūros tvarumas, estiškumo tvirtinimas ir sklaida Europos kultūrinėje erdvėje. Esminis jos bruožas – moksliškai pagrįsta galimų raidos scenarijų analizė. Teko matyti Japonijos valstybinę strategiją suformuluotą keliais sakiniais. Tai strateginėme tiksle ten buvo aiškiai dominantė. Ten buvo frazė, kuri skambėjo maždaug taip, kad ilgalaikis tikslas yra užtikrinti kiekvienam piliečiui orų gyvenimą. Ir žinoma, šitokia formuluotė tinka tai kultūrai, kur orumas turi tam tikrą susiformavusią istoriškai sampratą. Taigi įmanomi įvairūs požiūriai į strategiją. Be to, dabartiniai valdymo ir vadybos metodai nuolat tobulinami. Siekiama parengti sistemas ir organizacijas veikti sparčiai besikeičiančioje aplinkoje. Svarbus ne tik tikslų įgyvendinimas, bet ir nuolatinis jų performulavimas. Tik tokiu būdu galima užbėgti už akių dideliai kriziai. Priimta galvoti, kad nedidelės krizės yra labai geras dalykas ilgalaikėje perspektyvoje, nes nedidelės krizės gali būti išspręstos ir sutelkia žmonės nedidelę kainą. Tai reiškia, nebūtina laukti didžiulės krizės tam, kad suvienyti tautą, šalį, piliečius. Bet tai va toks požiūris taip pat, ką reiškia nedidelė krizė, tai reiškia, iš kur jinai atsiranda. Tai reiškia, kad kažkas sugeba išeskaluoti problemą pakankamai ankstyvoje stadijoje. Eskaluoti reiškia iškelti ją viešumon į diskusiją. Be abejo, šios problemos susijusios su iš sovietinių laikų įsigalėjusių tiksliųjų mokslų prioritetu. Technokratų valdžia ir dabar dominuoja, tarkime, Kinijoje. Socialiniams humanitariniams mokslams tenka antraeilis vaidmuo, o būtent jie padeda geriau suprasti visuomenėje vykstančius procesus. Visai neseniai, taip sakant, Vatikano procedūrose patvirtinant kandidatų šventumą, sakant, paskelbiant žmonės šventaisiais, buvo tokia įteisinta rolė, kuri, tokiu net ir Vatikane vartojamų slengų buvo vadinama velnio advokatu. Tai reiškia, nors aišku, jinai turėjo kitą lotynišką konkretų pavadinimą ir apibrėžimą. Tai buvo vaidmuo tiesiog žmogaus, kuris privalėjo pagal savo pareigas kelti abejonės. Taip sakant, abejonė yra labai geras dalykas, ypač kai kalbam apie milijonų žmonių likimus. Filosofas Džonas Saulas knygoje Voltero išperos karčiai pastebi, jog kuo didesnio valdymo efektyvumo siekis iškreipia demokratijos principus. Efektyvus valdymas, sutelkiant didžiausias galias technokratams, būdingas autoritariniams režimams. Napoleonas ir Hitleris buvo labai efektyvūs. Didžiausia demokratijos stiprybė, jos geriausias bruožas – sugebėjimas veikti netradiciškai, spręsti kūrybiškai, nebijant suklysti. Terminas, už kurį mes esam dėkingi prancūzų filosofui Foucault, anglų kalba, jisai yra keista, aišku, prancūzo sugalvota terminą sakyti angliškai. Angliškai jisai skamba kaip governmentality, tai reiškia, kuris susideda iš dviejų žodžių governance ir mentality. Tai tas pirmasis žodis lietuviškai verčiamas kaip valdysena. Paprastai šnekant, galėtume išversti kaip valdymo valdymas. O mentality reiškia mentalitetas. Tai va šitas terminas pastaruoju metu jo reikšmė vis didėja. Tai reiškia
ne tik apie valdymą, ne tik apie strateginį valdymą, bet ir apie kontekstą, kuriame tas strateginis valdymas vyksta. Valstybių pasiekimai, jų konkurentabilumas vis labiau priklauso nuo to, į ką orientuojasi jas valdantis politikai. Ar į išmatuojamus rezultatus, ar į tvarkingą, gerai sustyguotą procesą. Kai kas mano, jog Lietuvoje dominuoja pastarasis kontekstas. Todėl vertėtų grįžti prie Voltero pasiūlytų principų. Prie sveiko proto ir humanistinio požiūrio prioriteto prieš biurokratinį sistemų prioritetą. Žmonės, vadinami ekspertais, labai dažnai tai yra tikrai protingi žmonės, kaip sakoma, geriausia, ką turime, bet jie pasitelkiami tokiam fragmentiniam dalyvavimui. Reiškia, kad nei motyvacijos nėra, nei jie patys, kol jie susigaudo kokiame kontekste vyksta, jiems yra formuluojamas strategijos kūrimo uždavinys, tai praeina visas laikas, taip sakant, ir ateina kita vyriausybė ir kitus arba tos pačius ekspertus kviečiasi dar sykį. Britų istorikas Nialas Fergusonas teigia, jog institucijos, kurių dėka vakarų valstybės kelis šimtus metų dominavo pasaulyje, išsigimsta. Mūsų demokratijos iš esmės anuliavo kartų kontraktą, praskolindamos palikuonių ateitį. Rinkas vis stipriau iškreipia pernelyg sudėtingos taisyklės ir apribojimai. Įstatymo valdžia pavirto teisininkų arba juristų valdžia, o pilietinė visuomenė tampa nepilietinė, kurios tingus nariai tikisi, kad visas problemas už juos išspręs valstybė. Štai kodėl itin svarbu, pasitelkiant geriausius protus, užtikrinti strategijų kūrimo, vykdymo ir koregavimo tęstinumą. Pasaulio valstybėms dabar kaip niekad reikalingas realus veiksmų planas.